Sveiki, mėly kanalų bičiuliai. Vėl ketvirtadienio vakaras, vėl už lango tamsu, šį kartą vėl virtuvė ir daug gerų žinių, tikrai daug gerų žinių. Pirmiausia, gera žinia tokia, turbūt buvo, skambėjo praeitą savaitę, mes paleidom laidą YouTube platformoje, turbūt 8 ryte išėjo šeštadienį. Ir 8:30 sulaukiau skambučių, sakant, iš lovos išvertė skambutis, paskambino žmogus, kuris nufilmavo visą šitą žiemos uostelio Kauno brakonierystės fiestą. Sako, nepatikėsi, sako, vyksta evakuacija, brakonieriai nešia muilą iš savo katerių, pakuojasi, dedasi, bėga kas kaip gali, su visom savo kabliais, ten žuvim, kas spės užkabliuoti. Ir tokiais momentais labai tiesiog aš pasidžiaugiu, kad yra šitas kanalas, kad kažką gali juo gero padaryti. Gero visiems, tegul ir brakonierius išgąsdinti. Nežinia, kaip bus toliau, jeigu kažkas nieks nevyks, nedirbs aplinkosauga, galbūt vėl ten sugrįž. Bet taip, kaip buvo, jau nebus to rezervato, aš manau. Dėmesys yra tenais ir bičiuliai, kurie filmavo, aš manau, mielai pakartos. Tai va, kas dar dabar iš tikrųjų? Labai daug tokių įdomių dalykų. Dėl švino kalbėjau praeitą savaitę, kažkokių didelių nėra naujienų į tą pusę, bet tiesiog irgi mastom, galvojam, kaip čia to išvengti draudimo, kokius argumentus pateikti, visai neblogai sekasi. Ir mėgėjų tarybai labai darbas vyksta tikrai šito klausimu, visi vieningi bandys apsiginti, bandys išsaugoti, kaip seksis bus matyti. Nusimato mėgėjų tarybos posėdis 26 dieną, ten daug klausimų ateis ir vienas iš jų, pradžiai kai iškilo, tai čia iš Globus revoliucija, tai yra vadinamų gyvo vaizdo echolotų draudimas. Ten daug dalykų svarstama, bet šitas buvo iškeltas. Ir tikiu, kad išgirdę šitą dalyką sunkiai atsidus, nes tikrai turbūt jau manau per 1000 žmonių jie žvejoja, investavę didelius pinigus. Bet šį kartą nuraminsiu, kad kalba eis tik tai apie 20 kažkelis ežerus, 27 arba 23, kurių sąrašas bus praplėstas, kur bus vykdoma vadinamoji biomanipuliacija. Tai yra, kur, kadangi ten yra trūkumas plėšrios žuvies, gaudomos mažiau, griežtesnės taisyklės galios, bet galima bus baltos žuvies daugiau pagauti. Nes tas pats principas, ko gero, pasisekė, jisai tęsiamas, čia toks eksperimentinis nemažai metų buvo. Bet iš esmės yra pirmas signalas, nepaslaptis, kad vis dėlto, kaip ir bijojau, nemaža dalis žuvų vis dėlto gaudančių gyvo vaizdo, tais echolotais ima žuvis ir dideliais kiekiais ir iš tikrųjų tas įtaka nėra maža. Tikrai manau, kad bent pusė tikrai sąžiningai stengiasi, paleidinėja, bet yra visaip ir, tai pirmas signalas, kad jeigu nepavyks šito dalyko sustabdyti, turiu galvoj, kad žuvies ėmimo pasienės. Su tokiu įvaldžius gerai šitas priemonės, ten galima labai daug žalos padaryti. Artėja draudimai, visiškas uždraudimas. Suomiai žengė gana didelį žingsnį šitoje vietoje, kiek girdėjau, ir nemažai uždarė ežerų. Gali būti, kad kiti kraštai irgi paseks to pavyzdžių, tai tiesiog norisi kreiptis tos, kurie žvejoja, galbūt ne visai sąžiningai. Pagalvokit dar sykį, nes gali būti, kad teks sugrįžti prie senų laikų, tai totalaus draudimo. Kol kas apie tai nekalbam. Kas dar dabar iš tikrųjų iš tokių įdomesnių dalykų? Pasirodė pirmosios stintos Kuršių mariose. Žodis pasirodė, tai taip, kaip čia pasakysiu, toks. Sakykime, pagauna kartais vieno, kartais net 2 stintas. Bet žvejų nemažai, kaip sakė Darius, iš parduotuvės nei žvyno, nei žmonės jaučia, kas išplaukė prie jūros gaudyti irgi Klaipėdoje. Tai net 30, net girdėt, kad kažkas būktai 50 stintų per laivą pagavo. Tai stintos kažkiek yra, bet iš tikrųjų labai maži kiekiai, bet tikėkimės, kad pasirodys daugiau. Dar viena gera žinia, kad panašu, kad Nemuno gilinimas, nekalbant apie Neries, prie liepto galą. 8 milijonų bauda paskirta, kalba įspūdingai. Šiandien girdėjau, kad jau čia atsistatydino ir Vinokuras vienas iš tų tokių pačių pagrindinių. Tai irgi dideli dalykai. Iš vienos pusės džiugu, iš kitos supranti, kad kas iš tų 8 milijonų. Nes tos 8 milijonus mokėsim mes, valstybinė įmonė kasė, padarė žalą gamtosaugai, tai iš tos pačios valstybės kišenės, iš vienos į kitą suvaikščios. Tai 8 milijonai, jeigu apskritai suvaikščios, bet niekas turėjo nukastų Nemuno jau nebetitaisys, tai neįmanoma yra. Tai pagoda yra tokia, kad pavyks išsaugoti gal tą ruožą, kiek ten 20-30 km, kiek dar belikė yra Nemuno prie Merkinės toj pusėje ir
nors kažkoks, kaip sakant, prisiminimus bus ir kažkas gero. Iš tikrųjų įvyko toks, kaip sakyti, verslo dalykas, kažkokie pinigai gauti europiniai, kažkas pakasta, kažkas įsisavino, visi savo naudas gavo, paskui čia galvos kelias lėkė, kaltų kaip visada daug nebus. O toks klasikinis, nežinau, daug metų besitęsintis dalykas, kas ypač 2000-aisiais tuo laiku vyko, tas vyksta dėja ir dabar ir vyksta su gamta. Tai va, šiaip nesinori tokia, aišku, minorinę gaidą baigti vėlgi aktualijų. Šalčio turim, šiandien kaip tik irgi važiavau, tai taip sniego davė, tokios šlapdribos Vilniuje, labai smagu ir visi požymiai rodo, kad žiemą ir ledą ko gero turėsime. Tai aš manau, kad tikrai nemažai laukiam. Po ilgos pertraukos labai norėtųsi, bent jau man. Suprantu visus, kas šlakių laukia, kas to laukia, bet nors truputį, nors gruodį pasidžiaugti ledu būtų nuostabu. O gal net ir sausį, o gal net ir vasarį, bus matyti. Toliau tai primenu, kad vėlgi taip vyksta 3L lydekų lyga. Labai smagiai gaudo žmonės, lydekų dabar daugiau pagauna, kiek mačiau, bet lyg tai ir starkis šmėstelio. Jau gerai pasižiūrėkit Facebook'e, kokios didžiausios žuvys Lietuvoje. Pagaunamas ir paleidžiamas, kartuoju. Ir dėkui bičiuliai, kurie balsuojat, kurie dėl žuvų paleidimo pasakot, arba nereikia žvejau lašišas paleidžia, arba ežeruose, kur vyksta daug, ar pagavai paleis didelių. Vis klausiu, ar randate negyvų lydekų ar daug, ar tai iš tikrųjų to žuvis neišgyvena, kaip čia mums baido pasakot, tai jūsų nemažai, jau apie 30 atrašė, bet dar iki kitos savaitės. Parašykit, kas nedėjo, kaip ar matėt, kiek paleidžiat lydekų, ar kiek kiti paleidžia, ar kitų žuvų plėšrių, ar pavyksta jų rasti negyvų, ar tai iš tikrųjų didelė problema, didelį nuostolį. Tai va, ir kągi noriu padėkoti rėmėjams, iš tikrųjų rėmėjai atkuto ir ačiū jums. Tikrai noriu padėkoti ir Modestui, ir Valdui paramą, ir aišku labiausiai tai Kęstučiui. Mūsų. Ačiū bičiuliai, kad remiate, mums tikrai smagu dirbti ir manau tų laidų nemažai išeina ir jų išeis ir, laukiam Miselino Janausko. Pakalbinau, sudėjau trumpai, kaip čia pasakyti, paspoilinsiu, kaip sako jaunimas, kad dėl menkių žuklės draudimo ir dėl kitų dalykų gali būti gerų žinių, sakykime taip, ir ne tik taip. Daugiau dalykų, tai tikiuosi, kad neužtelsim, sumontuosim ir pamatysite. O dabar keliaukime į Lietuvą tradiciškai. Tai vakarų Lietuvą, Klaipėdoje jau sakiau, pirmosios stintos mariose, visi apie stintas kalba, 1, 2, kažkas 30 jūroje prie vartų, žodžiu, veiksmas vyksta. Bandytojų daug, žuvies nelabai, bet jau prasidėjo procesas, jau žmonės bando, gaudo, kalbasi, svajoja, tai yra gerai. Plekšnės kimba irgi visai neblogai prie pietinio molo, kažkas gaudė čia iš klaipėdiečių, tai 25 pagavo, tokia siūna jau A4 formato. Tai įspūdingas rezultatas, neįspūdingas, bet tiesą sakant, tokiam laikui normalus, smagus, jeigu yra galimybė, nėra kažkokių didelių audrų ar ko, turit galimybę važiuoti pajūrį, pabandykit pasėdėti sutemus, manau, kad nenusivilsit. Įdomi žinia, kad šlakiai kimba jūroje, melkiaujant, kas gaudo. Tokie šlakiokai po 3-4 kg, gaudant jūroje, jie jau yra vadinami imami maždaug nuo 2,5 kg, nes jūroje galioja truputį mažiau griežtos taisyklės. Čia matyti yra tokia jau, kaip sakyti, taisyklių kūrėjų, tokia duoklė žvejam verslininkam, nepaslaptis, kad, kaip sakyti, jie ten turi tam tikrų privilegijų vis dar, bet tai va, tai žodžiu galima pasigauti, 1-kelias žuvis išplaukus pavilkiaut. Dalis šlakių jau dabar tik tai iš nerštaviečių juda, tiesiog nepasakiau, kad nerštas jau bent jau baigėsi Vilnelėje, sekmadienį buvau nuvažiavęs pasižiūrėti. Tai nieko, vieną lašišą kažkas lyg tai matė, žodžiu, savaitę prieš buvo labai daug žuvies, tikrai labai daug, kaip nežinau, įspūdžiai iš visur, kad labai daug žuvies yra užėję ir tas sezonas sausio 1 prasideda, jis bus tikrai neblogas, jaučia širdis. Tai va, kas dar kimba, jeigu kalbėti apie Klaipėdą, tai lydekas visi gaudo, ne tik kažkur labai ypatingai, bet visose pelkėse, balose, tvenkinukuose, net pačiam mieste. Ten ukrainiečiai įsijungia, kaip įdomu, gaudo tokiuose telkiniuose, kur ten niekam net į galvą nešautų, ir pagauna labai gražiai. Lydeka tikrai aktyvi. Tai tiek bičiuliai dovanų iš Klaipėdos, iš Šilutės dabar, tai nerealus dalykas, žinokit, tokio kibimo Šilutėje karščių, tiesą pasakius, šį rudenį gal ir nebuvo. Bet tikrai įspūdingai gaudo skirvytė, atmata tuščia, bet ten girdėt, kad pagauna po 20 karšių ir daugiau galima pagauti.
Ir tie karšiai tokie rudeniniai, poros kilogramų tokie, kaip sakyti, mitę. Na, 1-2 pasiema, jau praktiškai norma. Ar 3 ten gaunasi, bet, nu, tikėkime, kad virš normos ten, nežinau, nu, sakykim, kad gal ir neima. O šiaip iš esmės nereikia toli mes kirvyti, kokio 40 metrų užtenka, 4 uncijų svarelis, daugiau mažiau laiko. Ir smagu, kad vėgėlių pagauna. Vėgėlių bičiuliai pagauna ir taip 1-2 geriausias rezultatas 3, bet tos jau ne vietinės vėgėlės. Ir 2 ir 3 kilogramai ir kažkas apie 4 jau ten kalbėjo. Naktinius liekus šluoja. Ir irgi šilutės pusėje girdėt, kad lydekos sunkokai, bet kimba irgi. Palei kažkur, tai palei kraštus. Ešerio kažkaip buvo praeitą savaitę šitoj minijoj to šeriukų kažkoks antplūdis, dabar lyg tai mažiau. Keliaukim Jurbarką. Vėlgi tas pats. Vėgėlių pagauna stabiliai. 1-2, nei vienos. Bet irgi tos tokios jau tikrai nevietinės. Normalios, gražios vėgėlės. Kimba lydekos. Edgaras buvo išplaukęs iš parduotuvės pas Edgaras. Tai porą po 2,5 pagavo. Jis antradienį beros buvo išplaukęs. Tai visai smagiai. Vienos net kėlės, kažką buvau kabinės, minkštesnio koto. Tai spaudė ir nuėjo, sako, nelabai pamatyti nesimatė kas. Gali, aišku, įvairi žuvis būti. Ostelėje buvo irgi labai smagiai, berods pirmadienį šerys atėjęs smagiai, tokį po 500-600 gramų gaudė. Labai smagiai. Pačiam ostelė tai rudas vanduo, kažkur palei jį. O pats Nemunas apyskaitis labai įdomiai, tai sunku pasakyti, ten skalauja kažką, tai tas ostelio vanduo ten gal kažką gilino darė, gal kažkokį irgi paleido molį kokį ar ką, bet žodžiu, ešeriui ten patinka kažkur ant ribos. Na ir mituboj, smagiai visai gaudosi, surovėjau sumažėjo, vanduo praskaidrėjo, tai įvairių žuvis kimba ir neblogai, žodžiu, Jurbarko pusėje tikrai yra ką veikti. Verta nulėkti, jeigu kažkur kitur nenorit, ir keliaukim Pietų Lietuvą. Merkinė Varėna, dabar kalbėjau su Saulium iš geros vietos, tai gaudė šeriukus, aš ten paskambinau gal po 9, sakė, nėra kada kalbėti, kimba. Kimba, sako, dydžiai nelabai, lydekos irgi taip pusėtinai visai kimba žeruose, kartais nepusėtinai, sakyčiau, netgi gerai. Žodžiu, tas atšalimas panašu, kad išėjo į naudą, tikrai plėšrių žuvis suaktyvėjo. Iš Alytaus pusės tą patį Modestas irgi antrina, lydekos ir didelė šeriai puikiai ima. Aš manau, kad šalti tiesiog jaučia žiemą viską ir sujudo, tai jisai smagiai gaudo ir didžiai ežerai prabilo tikrai. Ir didžiuliai giliai šeriuose, tai jau tokie gelminė šeriai, Modesto, tie jau kaip jis vadina, jau tikri dzūkiški. Ir lydekos paleido iš šią laidą visai nesenai, gal jau matė ten, kur su padangom nuleistom. Nepasižiūrėjau pats, bet sako, žuvies, tai sako tikrai netrūko. Na ir kas girdėjo dar, kad šapalai Nemune visai neblogai kimba. Dekaitės irgi šaudo, bet kažkaip sako, keistai tokias daugiausia nelabai legalios, žodžiu, bet veiksmas yra didelis, viskas neblogai. Iš Marijampolės dabar irgi pagavau. Tai va, bičiulius mūsų, vėl pavadinimą aš atleiskit, geriausia fiderinė parduotuvė Pietų Lietuvoje. Tai va, sėdėjo žmogus, tai šiandien atsiuntė manis nuotrauką dieną, tai lyną tokį turėjo, iš pažiūros, poros kilų, tai tikrai pagavęs. O vakarėjo šiam paskambinau, tai buvo apie kokią turbūt 6 vakaro, tai 3 karšiokai buvo tokie, sakė, iki kilų. Nebuvo dideli, bet dar žmogus gaudė, dar pagaus, o sakė, dieną, tai kuo jau šaudė įvairaus kalibro. Kas dar iš Marijampolės pusėje girdėt, kad naujų keisterkus bando gaudyti, bet kažkaip tai, kad labai kažką jau ten pagauti negirdėt. Praėjau upėtakių varžybos, o tam ruožė vaikštukų ir panašu, kad smagiai pagaudė. Buvo čia minčių, kad gal tus upėtakius išgaudė, kai buvo nuoma nutrūkus, tai nežinau, gal naujų prileido čia prieš varžybas, bet žodžiu, viskas ten gerai. Jeigu norit pagaudyti šito žuvies, važiuokit. Tikrai puikus laikas yra dabar. Na ir ką, keliaukim didžiuosius miestus. Kaune nieko labai naujo, sterkai kimba naktį. Labai smagiai, žodžiu, Valgirdas iš pilnos valties ten nebemiega vakarais, jis ten jau kiekvieną vakarą kaip sakyt, traukia, kiek ten galima ateit ir po darbų ir vėlgi tuščios žvejybos dar neturėjo. Buvo irgi, kada aš šiam paskambinau, tai trečiadienį berods, tai sako, 1,5 valandos buvau nuėjęs, tai 3 sterkai, 2 nelegalai, 1,2,5 kg. Ir taip sako, stabiliai atradęs, jis dabar voblerius naujus bando visokius, dabar čia Megabasą 110 atradęs irgi labai smagiai, sako, lyg ir žuvis didesnė.
Žodžiu, neblogai, kas dar smagiai, tai karščiokai, tas Palemonų irgi kimba, jeigu kalbėt nuo Kauno, tai per dieną važiuosit, pagausit, ten gal dydžių nebus labai spūdingų, bet veiksmo ir tokių vidutiniškų žuvies ir gero laiko praleisti tikrai rasite. Na ir Nevėžio, aišku, duobė Nevėžio duoda kaip visada. Tai, kaip įdomiai, tai gal plėšrūnų dabar davė, tai ir lydekų, ir ešerių, ir sterkų pagavo duobėjai. Nu, apie baltą tylių ten visada viskas su jie gerai. Žodžiu, duobė, kol neužšals, manau, kad yra tik tikras išganimas. Ten tik Kauno, bet turbūt ir Vilniaus tam fideristam. O kai užšals, tai irgi tada žiobrių gaudyti, ešeris, tai irgi viskas bus gerai. Tai va, tik tai neryvat, iš Neries nieko gero negirdėt. Nemuno vanduo irgi taip jau, kaip sakyt, kilojasi kažkaip, kaip ir turėtų būti, bet nelabai toj vietoj. Kauno marios vis dėlto gelbėja. Ir Kaišiadoris. Iš Kaišiadorių pusės girdėt, taip čia vidurys gautas tarp Kauno Vilnių, bet aišku, kalba Kauno mariam dėmesys, tai sterkai labai gerai savaitgalį gaudė. Vėliau irgi kas išplaukė. Ir pirmadienį, ir antradienį girdėjau, kad visai neblogai. Šaltoka, bet stabilumas yra. Stabiliai, kad žinai, sako, taškus perplaukė 3-4 žuvis per kokį pusdienį. Tai ką aš, kuo daugiau norėtų. Darsūniški prie vadinamų stiebų ar paminklo, kaip čia pavadinti. Karšiukai tokie iki kilogramo visai neblogai kimba. Gandai eina, kad didieji karšiai vanguose pradėjo kibti. Kiek ten tiesos ne, bet tokie gandai iš kelių šaltinių, manau, kad pakankamai neblogai. Karosai panašu, kad jau baigė Darsūniškį. Kalbėjau su Viliumi iš parduotuvės pasivėliau, kad jo ten pažįstamas toks karosistas gaudo. Tai dar lik šeštadienį ir sekmadienį pagavo ne tik karosų, bet ir 4 kg tokį karpioką visai neblogą, bet dabar atšalo ir jau paskutiniam dienom lyg tai jau nuliukas. Na, bet ką gali žinot, kad atšils vėl dar sugrįš. Tai Vilniui pačiam irgi nieko naujo, Neris, žiobriukai, kuojos, kimbo gerai, žvejų nemažai. Batonas, ant batono irgi girdėta, nežinau, kad viskas kimba. Beje, įdomus dalykas, kad irgi girdėjau dabar Baruts iš Jonavos, kad įdomiai, kad rašė irgi, bijau dabar vietą įvardinti, bet iš tos pusės tarp Kauno Berots Jonavos, kad skersnukių pradėjo pagauti ir gaudyti ant batono. Tai žuvis, aišku, raudonoji knygoje reikia paleidinėti, sekit, nesumaišykit su žiobriu, bet šiaip smagu, kad atsigaudo šitą žuvis, pasirodo. Tai perduosiu šitą informaciją, kad turiu mūsų ichtiologam, manau, kad jos tikrai nudžiugins. Taip, kas dabar keliaukime Aukštaitiją tada, tai Utenoj irgi kalbėjau su Uteniškiu, dėkui Jonui Trinkūnui iš parduotuvės Utenoj centre. Jisai stabiliai draugščius įsimylėjęs, kad važiuoja, dviesi su bičiuliu, 4 lydekas pasigauna, o paskui jau plaukia ešerių gaudyti, žodžiu, tą limitą, kiek gali paimti. Tai ešerių nerado, lydekos kimba ir kaip nekeista, gan sekliuose sėkliuose, na kaip pavasarį, ten 2-3-4 metrai, žodžiu, toks viskas taip. Dydžiai, aišku, ten nestebuklas. Nestebuklas bendrai, bet tas nestebuklas porą kilų dar nestebuklas draugščiuose. Tai va, kitur galbūt visai gražios lydekos. Na ir Jonas, kaip sakant, paražina, net užsispyręs, kad šiais metais ledas bus daug anksčiau ir bus jau greitai. Tai vėlgi, kaip sakyti, smagu girdėti. Iš Molėtų dabar girdėt, kalbėjau su Sigitu Lukšte, tai šeštadienį buvo įsigaudyti lakajuose baltuose, nusakė tiek valčių 42 suskaitavo, ekipažai plūduriavo, tai kaip tokiam laiku tai tikrai nerealiai ir smagiai labai lydekų pagaudė. Bėda, tik sako, nėra kur priekabos mašinos pastatyti, viskas užbelsta. Kita kompanija gaudė sekmadienį, Marino ežere, tai lygiai 0 buvo, tai taip įdomiai. Šeštadienį labai gerai, sekmadienį tuščiai ir ten berods viena valtis plaukė taip. Nu ir ką, iš Panevėžio mano bičiulis čia dabar ligoniniai, tai truputį informacija sustojusi. Tai keliaujam tada į Zarasus, iš Zarasų vėlgi geros žinios, dėkui Audriui iš Meškerinės. Kimba lydekos, tikrai smagiai kimba lydekos ir kažkaip atsigavo, ešerių gal mažiau kas gaudo, bet ir didžiai spūdingi, vienas ekipažas gaudė, sako Audrius, tai 5 žuvis, tik tai vieną galėjo pasimti, visos kitos virš 80 paleistos. Taip, bet vis dėlto daugiau duoda mažesni ežerai ir kažkur veiksmas prie kranto vyksta, netoli žolių, žodžiu, aš įsivaizduoju, kad biški šalnų davė, gal varlės jau taip jau pradėjo didįjį savo įimą, gal kitaip, nežinau dėl ko taip, bet žuvis gana sekliai, sakykime, kas paprastai į gilius visi lenda, bet mažesniuose ežeruose, aišku, tų gilių ten irgi nėra stebuklai. Panašu, kad prieš savaitę gal seliavų nerštas irgi Čičiry prasidėjo, iš ko sprendžiu, tai
irgi tas pasaulis pasako, kad žuvėdros šitas, kirai ten tikriausiai spėčiau, atakuoja seliavas, neša kažkur, tai kad kiras, jisai ten baisiai giliai ne kormoranas ten 15, ten 17 metrų gali nunerti. Kiras, aš nežinau, metrą nuneria, tai jeigu ten pagauna seliavumą, tai tikrai nerštas vyksta savaitę, tai jau ko gero gal net į pabaigą, kitur irgi panašu, kad nerštai vyksta. Žodžiu, išnerš seliava, truputį atsigaus, na ir pradėsim jas gaudyti po truputį. Ar iš valčių, ar nuo ledo bus matyti, bet, žodžiu, viskas gamtoje vyksta, kaip turi vykti tokiam laikui. Laikas neblogas, žuvis kimba, orai nėra blogi, ne karšta tiesą pasakius, bet gera apranga savo duoda. Pasidžiaukim dar, pagaudykim iš valčių, galbūt po kokios savaitėlės, 2 ar 3 lipsime ant ledo ir prasidės pirmojo ledo atlaidai. Tai o dabar pasidžiaukim, ko yra. Ačiū Jums, bičiuliai, gero Jums vakaro, gero artėjančio savaitgalio, žuvingo, džiaugsmingo, sėkmingo, bet sėkmės nelinkiu niekam. Iki.